Žodžiu, būkinom ir pribūkinom. Sugalvom, kad norim pačiam centriuke. Kažkokį tais viešbutuką prisibūkinom. Centre. Kažkokį jau mandresnį. Tai pažiūrėsim, kiek čia bus mandresnis. Nes galvom laiko nedaug. Tai būkinamės pačiam centre ir žiūrėsim, kas gausis. Gal peškom kažkur nueisim pasižiūrėti. Vietiniai savo irgi motociklauja. Numeriai gerą dydžią. Vietinis jau mandravoja. Mes, kad nenugribaut, gal nemandravokim. O, ir mūsų viešbutukas, Ibis. Būt gerai, kad gautųsi ne Ibis. Nu, eisim, išsiaiškim, kur padėt mocus ir taip toliau. Ne, nu, tas tai mėgsta pastoviai prisigrūst kiek įmanoma. Žodžiu, prabangiai varysim. Nu, nes čia buvo vienas pigiausių variantų, kur mums reikėjo. Ką, suderinom parkingą. Stipriai? Mums į vieną vietą reikia sustatyti. Jo, nu tai dirbsim. Nes labai juokingai sako discount for a bike. Tipo, pusę kainos baikam. Tai sakom, taigi blemba, mes į tą patį parkingą. Tai jo, todėl pusę kainos. Ir kainuoja, ne? Tai šitą parkingą tai tikrai galėjom nemokėti. Čia tipo parkingas labai skaitos. Nu gerai, greit pakuojamės. Varom. Čia koks geras kičiudas yra. Nereik daryti, čia automatika.
Nu va, varom. Neprabangų. Jėga. Nu, prabangiai pari. Aš net nepažiūrėjau, kiek sumokėjau, tai kortelę atidėjau. 119, mačiau su parkingu. Tai aišku, tas parkingas tai čia. Apiplėšimas, nu bet ką jau darysim. 204, nu. Parašyta buvo prašymė Strong Wi-Fi. O, čia didėja. Ne, čia kažkur kitur. Nu va, mūsų. Pažiūrėsim, ką mes gavom. Ką čia darai? Taigi reikia įdėti, kad degtų. Ar čia reikia jungti? Va. Two separate beds, nu labai jau atsepareitintos jos. Nu, bet separated. Nėra blogai. Ne, viskas okei. Gerai, greit apžiūrim. Nu. Super. Gaila. Tai va, kaip čia įsikūrėm. Gatvę. Nu tai gal triukšmo, ne kažką. Nu bet žodžiu, mes pradėjom labai vėlai būkint, televiziją pažiūrėt. Kambariukas nediskas, nu bet aišku labai tvarkinga, labai švaru, tai tas kaip ir gerai. Aišku, mes pernakvosim rytoj nusiteikę rimtai pavažiuoti, tai nieko daug nereikia. Taip galėjom tikrai geresnį dylą gauti, bet nieko nebenorėjom per daug ieškoti, mums tiko vieta, kad arti, kad viskas pagal planus ir viskas. Žodžiu, peškomobilių išvarėm. Žiūrėti kažko. Ką tikėsi pamatyti? Labai gražų senamiestį ir ne tik pamatyti, bet ir tau parodyti. Aha, aš tai tikiuosi valgyt gauti. Oi, valgyti. Nu, gerai. Gausim brangiai ir skaniai. Nu va, peškomobilių davarėm iki bokšto. Kažkokio tais. Sind wir da oben rum? Tikiuosi, užteks jau šito bokšto ir galėsim varyti namo. Senamiestis. Šiaip tikrai gerą įspūdį palieka. Tau dabar neprisimenu, ten neit reikia. Čia. Tai gal čia? Čia kolega sakė, kad šikna su Monsu važiuot būtų. Po kol kas aš visur čia puikiai būčiau su Monsu nuvažiavęs. Ką manai, kolega? Manau, kad pats savo meluoji. Ne, nu tipo nebūtume užvarę tam. Nu, kai reikia sustoti. Ką, net neaišku, tai. Ai, aš tai rasčiau kažkaip. Ką ten daug ieškoti su to parkavimu. Sustoja ir viskas, motociklas jeigu telpa. Vse. Žodžiu, visokios pilis. Įdomų zoomą turi. Nelabai žinom, kur einam, bet einam. Čia į kairę galima leisti. Wow. Nu čia Barbakano atitikmuo. Tik pastatytas, pas mus tas ir liko nugriuvęs tas Barbakanas.
visa juosta senamiestį. Visa, ne? Nežinau, ar Čia šiam, bet... kaip pas mus, tipo, Aušros vartų ta siena, tipo, irgi kažkada kažką ten juos. Išlikęs daug daugiau. Prašau, kokis parkelis. Šiaip tai gražu tikrai. Yra kur pasivaikščiot. Ten žmokas. Yra kur nusiridenti, jeigu ką. You're only coming for a week. It's a lot. Žodžiu, įdomu. To get into the huge queue. Like the queue will be from here to that entrance. Fainai atrodo. Čia gerulio instaliacija. Prikolinos tokios gatvelės. Stogai kažkokie. Gatvelė. Oi, didelė. Senamiestis? Jo, taip paeina. Nu, tai einam čia, ne? Einam čia ir paskui dešinę, ten centrinę aikštę rotušę. O, gerai, daisim rotušę. Ir pagaliau gal eisim valgyti. O ne? Gal. Eikit. Su tokiu gidu, jis sakant, 3 kartus net buvo, bet gidas tai jo apštarai. Viską žino. Neaišku, kad būtų nuėjęs, einam. Ne, nu tai aišku, neaišku, nu tai gerai, aš džiaugiuosi, nu. Bet šiaip faina, senamiestis vietomis, toks žaislinis atrodo. Čia labai gerai turbūt būtų atvaryti per kalėdų kokį laikotarpį. Jeigu išpuošta, tokios gatvelės, toks iš viso kaip žaislinis atrodo. O, masažas tailandietiškas, prašau. Šitam tokiam medieval taipo senamiestį nelabai tinka. Nu, panašu, čia jau duoda valgyti. Patinka, tai gali... Tai čia visur turbūt duoda valgyti. Šiaip tai toks vaizdas, kad į Taliną galima atvažiuoti kaip į miestą pasicekavimą. Nes... Nu, tikrai gražu. Šiaip dar toks pastebėjimas, kad visai gerai, kad mes kažkomobilį išvarėm, nes čia visur nėra eismo. Tai savotiškai jiems visai pasiteisinęs dalykas, kad nėra eismo. Žmonės savo gali ramiai sauzuiti aplinkui. Ir tikrai yra kom pasigrožėti. Mano kaip first time impressionas tai žiauriai geras. Toks pasakų miestelio vaibas. Turi, aišku, ir visokių ten neelfų prisidėję. Bet šiaip tai džiaugiuosi, kad atvarėm iki to Talino, nes galvojau, ai, gal nereikia ten. Bus Ryga 2. O čia tikrai ne Ryga 2. Gražiai pasidekoravę, dar kažką. Ir visur čia blemba. Iš vienos gatvelės pasuki į kitą. Ir ten įdomu, ir ten įdomu. Ir ten gražiai atrodo. Ten arba iš tikrųjų ten reikėtų. Ir tai kur tu manai, kur čia jau mums?
Kur Tikimybė. pigiai pavalgyti, tai Pigiai ir nežinau. skaniai. Nežinau. Aš tai sutikčiau- Lenkijai. Sutikčiau bet kur čia sėdėti. Nu tai gerai, nu tai sėdam. I don't care. I know. 10 metų. Kaip čia sakai, čia tipo muziejus ta siena? Jo, ten nusipirki bilietą ir ją visą išilgai pereini ir joje yra patalpos ir ekspozicijos visokios. Tai neatsimenu, kieno, čia jau kokių viduramžių kažką. Nu kažko, vaibas tai toks. Bet realiai čia galėjo kokį nors Game of Thrones kažkokį epizodą pafilmuoti, aišku, ten iš pagrindinių, bet kokią nors ten. Užpulkim Šabakštyno pilį ir čia būtų pilnai atidirbę šitos pinigus. Blemba jo, žalytas kvapas, tai geras, gal čia legit, gal čia viskas okei. Be žodžių, čia vaikščiot. Ir įdomu, va, random skveriukas. Nu, prašau. Va, Есть работа, вот бывает. čia ir čia kažkur kažkas. Jaukiau nei Vilnius senamiesty. Žiūri, žinai, čia toks, ta prasme, kaip koks nors playgroundas atrodo, kur tipo vaikštai varinėjai ir kažką randi už kiekvieno kampo. Šiaip labai daug duoda, kad jokio veiksmo nėra. Šiaip matosi, kad senamiestis vienoj temai padekoruotas. Tai va tas smagu, nes čia va pavyzdžiui irgi dekoracijos tos ant sienų. Bet nice atrodo. Nu žodžiu, skveriukė, varom. Ir kažkur išlysim. Нет, я узнаю сейчас, вечером. Короче, бля, я еще сам. Nu, šitą iškirpsim. Čia va. Kur durytės, slaptos durytės ir kažkur pataikai. Čia toks miestas, kuris tiktų žaisti slėpinėm. Nes čia tas tai vietinis, apšė. Aš biškai pradedu prisiminti. Gerai. Čia tai nežinau, kur. Štai manau, kad mes ratais varom ir gerai. Nu, ta centrinė aikštė, kur buvom, tai ten. Gerai. O, jaukus restoraniukai. Nu ką, pavalgiam, visiškai sutemo. Bandom rasti viešbutuką nakvoti ir rytoj bandyti važiuoti. Sarėme. Nu. Šiaip gražu čia. Patiko, rekomenduojam. Mums proga, važiuokit. Ne? Rekomenduojam. Rekomenduoju. Balsuojam, kiek duodi iš 10? Duodu 9. Daug Važiuočiau dar kartą. Jo, nu aš irgi atvažiuočiau. Penktą kartą atvažiuočiau, 6 nebežinau. Nu, aš antrą. Man tai first time impressionai tai tikrai pasiteisinęs miestelis. Žodžiu, renkam šmutkės, susipakavom viską, varom. Va, tokis vonios kambarys. Šiaip tai labai viskas užtektinai ir patogiai. Nu ką, išvažiuojam iš savo viešbutuko. Tikrai viskas normaliai, nesigavo jebis. Tai viskas normaliai. Šiaip yra daug ką pažiūrėti Taline. Žmonės ten parašė, ten laivų muziejus fainas ir taip toliau. Nu, bet mes grįšim su tais reikalais.
Šiandien turim kitų reikalų. Tai dėja muziejų nebus, bet mes čia, kadangi random atsidūrėm, mes iš viso galvom važiuojam į Latviją, tik tai žiūrim, kad bevažiuodami toj Latvijai, kad ten toj Latvijai nėra kaip ten kažką ten, žodžiu, ir kažkaip atsidūrėm, vat, kaip čia mūsų užges, atsidūrėm Taline, tai kažkada reikės su Talino misijom atvažiuoti. Graži bažnyčia, blemba. Va, nacionalinė biblioteka. Nu, gražu. Mes išvarėm nepusryčiavę, nes mūsų prabangiam viešbutyje nebuvo pusryčių, tai va čia gal toksai įbisto viešbutuko. Bet šiaip, kas liečia viešbutį, tai labai gerai mes, kad pasirinkom jį pačiam centre, nes buvo taip paprasta vakar viską peškom apeiti, apžiūrėti, tai kadangi limituotas laikas, nes čia labai taip viską jau sketchy, tai tikrai buvo labai smart pasirinkimą. Sekmadienio rytas, tai užsimiegoję žmonės, suprantama. Faina, kad jie prie gatvės turi atskirą juostą skirtą dviračiams. Tai, smart move. Tikrai labai geras sprendimas, aš bent jau manau. O mums iki Vircų, dabar planas važiuoti į tą miestelį, iš kurio keltas kelia į Saremą. Tai yra 134 kilometrai, bet dar kažkur turėtume stoti papusryčiauti. Tai kadangi taupom laiką ir jau tokio organizuotumas ne kažin koks, tai tiesiog reikės sustoti turbūt Diegane, šaut submariną, kavos ir važiuoti, nes labiau į važiavimą orientuotas mūsų pasivažinėjimas, tai didelėm mandrystėm nėra nei vietos, nei laiko. Gerai, čia jau nebe tokios įdomios Talino vietos, tai jau gal reikia stoti filmuoti ir pasilikti filmavimo juostos, jeigu tikrai mes dasibrausim iki tos Saremos, nors čia irgi dar ne visai aišku. Viskas, palikom Taliną. Visai netikėtai linksmai paviešėjom, nors ir trumpai labai.
Nes pirminis tai buvo gal ten iš viso net neiti į miestą, dar kažką ten, tai ten senamiestį dar tiesiog, kad pernakvojam ir važiuojam toliau, nes mums norisi važiuoti. Šiaip mes, keliauninkai tai labai prasti, bet mes norim šios motociklus pavažiuoti. Ir mūsų pirminė gal tokia. Jau užduotis tik tais, kad toj Lietuvoj mes jau privažiavom, nebėra kur važiuoti. Tai atsiranda kažkokių keistesnių. Tai dabar update'as apie veiksmus, tai papusryčiavom. Ir dabar jau niekur nestosim iki to Virtsų uosto. Tenai žiūrėsim, kada keltas į Saremą. Jeigu aš gerai suprantu, ten keltas kelia kažkaip be 5 ar be 10, kas 2 valandą ar kiekvieną valandą. Dabar sekmadienis, tai nežinau, ar dažniau ar rečiau, bet žodžiu, be kelių minučių, be ten 5 ar 10 minučių, kada verčiasi valandą. Tai be 11, be 12 ir taip toliau. Tai rodo, kad 12:40 mes turėtume būti tam Virtsų uoste. Tai būtų žiauriai gerai, jeigu atvažiuoti ir tiesiai į keltą, kad nereikėtų laukti. Nes tas laikas mūsų ribotas, nes, mes kai keliauninkai prasti, tai mes planuojam šiandien atsirasti Vilniui. Mano kolega tai Panevėžyje atsirast planuoja, aš planuoju atsirasti Vilniui. Tai iki to Vilniaus dar yra pavažiuoti. Žodžiu, veiklos planas toksai. Kaip gausis, taip gausis, bet kažkas vis tiek turėtų gautis. Susimatysim iš uosto. Oro update'as, tai už lango 18 laipsnių šilumos, nes jeigu 18 šalčio, tai būtų ne kažką. Šiandien debesėlių daugiau. Aišku, mes tikimės, kad šis debesėlis nereiks labai draugauti, bet jeigu vakar tikimybė buvo labai minimali, šiandien tikimybė nebėra tokia minimali. O šiaip orelis važiuoti pats tas 18. Fantastika. Gaiviai susisegęs visus pašiltinimus. Tai tik sustrikytę gaiviai ir maloniai. Visur prižymėta kažkokių lankytinų objektų, tai kitam kartui. Kryptis įdomi, tai reikės žiemą, kai nebus kas veikti, susidėlioti kokį nors tripą, lankyti objektų. Kur sakiau, beržinėlį. O kol kas labiausiai, kas man išsiskyrė. Nors, aišku, čia nėra švarus, kad vien beržinėlį, bet buvo tokių, kur man kolega nori pratarkuoti. Irgi gerai. Žodžiu, įdomu. Jeigu dar susidėliot kažkokius lankytinus objektus, galima turbūt kažką ir sužinoti. Važiuojam iki savo uosto. Linksmesnis nutekimas kely.
sutikom nežymėtą mašiną pareigūnų. Tai taip atsargiai apsilenkėm, ten daugiau 10 stengiamės neviršinti. Ir stengiamės kažkaip tais atitrūkti nuo jos. Nes kažkaip iš galo privažiavau, kažkaip galvoju kažkokią biškį įdomią tą mašiną. Aplenkiant, žiūriu, sėdi jau du vyrukai prisikabinę technikos prie priekinio stiklo ir panašiai. Ir tokie buvo, kad važiuoja lygiai 90. Mes apsilenkiam, važiuojam tipo 100, jie irgi 100. Wow, toks. Nu, bet po to mes jau čia susimojavom viską. Tai kažkaip lyg normaliai, papiški, nes jie taip irgi neduoda atitrūkti. Nu, bet tokie dalykai tik tais suteikia įdomumo pavažiavimu. Faini keliukai čia. Praktiškai nelabai ko yra. Tik nuo grubiai 2 kilometrų iki to Gersu. Varom savo, kreifuojam. Nu, čia tikrai pasivažinėti smagu. Kažkoks vėjas nedėkingas, labai duoda iš šalmo. Bet šiaip tai važiuojam gerai, būsim anksčiau negu Google Maps tai rodė. Gal normaliai gausis tuo keltu. Nu, žodžiu, čia tai jau kaifas važiuoti. Nu va, prašau, keli kilometrai beliko iki uosto. Čia malūnėliai. Šiaip šiandien vėjuota visai. Čia malūnėliai ir kažkokie vandens telkiniai. Nu, tie vandens telkiniai, tai čiagi kažkur Baltijos jūra turėtų būti. Rodo, kad iki kelto 1,5 kilometro, bet kažkaip atrodo iš pojūčių, kad daugiau. Bet va, gal ten mūsų ir keltas. Tikiuosi nesakys, oi, reikėjo prieš 3 dienas užsakyti bilietą ir kitaip nebus. Nu, kur mums reikia važiuoti, kad kas žino. Mes tai tikrai nežinom. Nu, reikia važiuoti, kol kas nors pasakys, kad ne ten važiuojam. Ir tada paklausim, tai kur važiuoti. Nu, žodžiu, išsiaiškinam, sakė, atvažiuokit, priimsim. Važiuojam ir bandom žiūrėti.
What? With the car. Yeah, okay. Kol išsitraukti tą piniginę. Devyni PM keltas į Saremą. Let's go line number 3. Okay. Line number 3. Okay. Galvojau, taip ir neatidarys. Line number 3. Nu čia turbūt. Šiaip, nu, aiškiau nebūna realiai. Nu ką, iškrauna vienus žioplius, kitus žioplius susodins. Čia irgi jau Astonas keliauja su mocu. Kur keletą būsim, reikės pažiūrėti, ką tai Saremoje aplankyti, nes mes esam pasiruošę lygiai 0. Ir ką aplankyti, ir ką žiūrėti, tai mes čia pavažinėsim. Kelių yra, pažiūrėjom Deganų Saremoje pačioj yra. Tai jeigu išvažinėsim kūrą, irgi ne problema. Nu, reik palauk draugyčio. Ką tu, kokia šukuosena važiuojant? Sakė už pusę valandos. Tai tas čia pirbinis tipo pusę valandos. Arba jis keistas vietinis kažką žino, ko mes nežinom. No, I mean, Geri numeriai. Žodžiu, atvažiavo bičas irgi į 90K is keltą į Saremą. it's fine. Ir esmė tokia, What's the jisai speed limit in here? iš Amerikos Well, a lot of su Himalajanu 411. What plate that is? United States. United States. Yeah. No. but on like the main highway. But he shipped his bike to Germany. Oh, And going for- you buy this in Germany? But No, from the U.S. I shipped to Germany. Oh, you buy it. First time I see it. If you can believe it, in Helsinki I saw a bike with a Chinese plate Also traveling? traveling a huge, big BMW. Let me see if I can find the photo. Did you take a ferry from Germany to Helsinki or somehow? I took a ferry. Where's I went PG? up to about Trondheim in Norway, and then I came down, took a ferry from Stockholm to Helsinki, and then the ferry to Tallinn. How long the trip? 1 month or something? Oh no, I got here in the middle of July. I'll leave at the end of September. Quit my job, and Same. so this big BMW with Chinese plates in Okay. Helsinki. Whoa. It's crazy. Yeah, I mean he had the tires strapped onto the front. Okay. Yeah, That's nice. I did not expect to see a Chinese plate. Guy came prepared, even brought another set of tires. Yeah. What people say this Trump, no Trump. Yeah, well, They like? I did not want my bike to get kicked over, right? Oh, that's why. I thought West Virginia is a Republican state. It is. I'm not a huge Trump fan, but yeah. Very inconsistent with his decisions. Yes. It makes it very difficult even to plan this trip, right? Our exchange rate's a lot lower. It's much more expensive with the US dollar to euro. What's the ratio now? Like $1.18 per euro
it was 104. So it's 14%, 15% more expensive for me to do this trip now. Because the exchange rate's bad. So yeah. But you got to do it anyways. And you travel alone? Yeah. I could not convince any of my ferry people were like, I don't know what to do because we don't have US as an option for a vehicle. So they just, I don't know, Poland or something, right? Yeah. How does the insurance work? It's expensive, but the guy, part of the reason why I used the folks in Germany I did is they can issue European green card insurance. So it applies all over Europe, the EU. So it's like $300 a month. So you paid almost 1,000? Yeah. Nu ką, prasideda pakrovimas. Teta reguliuoja eismą. Nu, pakrovimas. Nu, visą chebrą sukrovė. Eisim žiūrėt, kas bus. Okay, varysim čia. Gal kažką įdomesnio galėsim. Nemažas šitas keltas. Į Nidą tas, kur yra, tai tokia kaip valtis atrodo su šito palyginti. Flamma, You Jackie. convince any of your friends to quit their jobs. Yeah, it can be. Okay, lauksim, kol išplauksim. Nu ką, pilietis, steikas. Taip, labai faini. Labai geras oras. Oras tai jo, Bus įdomu Saremą pamatyti, kas ten gero. Reikės pažiūrėti žemėlapį, ką aplankyti čia. Tai va dabar, kol plaukiam, davai pažiūrim kažką. O, čia praktiškai kino teatro salė. Visi susėda ir žiūri. Nu, reiks ir mums žiūrėti, nes keltas pusę valandos sakė plaukia, tai pažiūrėsim. Tai va, mes plaukiam. Salėtas, viską. Tikrai fan. Nusprendėm, kad važiuosim į Saremo salės sostinę, Kurasarę ar kažkaip ten tokio. Ten kažkoks fortas yra įdomus. Pasižiūrėsim, kas ten. Ir po to nuspręsim, ar dar mes ten kažką ten žiūrim, ar važiuosim kažkur kitur atgalios. Nori pridurt kažką? Viską pasakai labai gerai. Gerai, plaukiam su beveik Titanic. Nu, aišku, jeigu ne toks geras oras, tai reikėtų viduj būti. Tai įdomu buvo pažiūrėti. Tai būtų galima pažiūrėti televizorių. Ten Tauma Marts kažkokia. Gerai, visi baigiam atplaukti. Varysim
Jau žiūrėt, kaip moco laikosi. Nu ką, atplaukiam. Šiaip labai greitai. Parašyta pusę valandos plauks, tikrai neatrodo, kad pusę valandos plaukiam. Gal taip atrodo dėl to, kad įdomu ir smagu. Bet jau kelto nosytė atidaryta. Start the engines. Inspektorius su greičio akiniais. Nu, laukiam, kol inspektorius leis mums gazuot, mes norim gazuot. Čia iš antro aukšto dar. Nu, bet įdomu. Nori, nenori, visai žavu. Žodžiu, prišnekėm su to amerikonu. Juokingas bičas, metė darbą ir išvažiavo 3 mėnesius keliauti po Europą su Himalajanu. Aš irgi tokį Himalajaną turiu. Tai padarysiu review, kas čia per motociklas ir jeigu man reikėtų, tikrai nelabai norėčiau tiek kilometrų ten, bet ten lėtai, bet man nelabai įdomu ten. Jeigu važiuot ant 8-9 visą kelią, kažkaip nelabai patrauklu atrodo. Inspektorius leido. Važiuojam. Nu, va, kiek laukia iš Saremo. Ai, sekmadienis. Nu, bet aš tikiuosi, kad jeigu mes važiuosim, tai biškį splitinsim liniją ir atvažiuosim, nes jeigu ten bus, kad reikės ten laukti, kad netelpam į keltą, tai kažkaip nelabai tiks toks variantas. Va, tas amerikonas savo linksmasis važiuoja, sakė, ieškos kažkokį kempingą kažkur. O mes sakėm, dar sustosim kažkur tais pasigaivinti. Važiuokit kaip per užsidėti reikės pilį Kuressaare, ar kaip ten Kuressaare.